Kurtinantis sprogimai, didžiuliai juodų dūmų kamuoliai, automatų šūvių serijos ir parako kvapas. Tikrą mūšį tarp daugiabučių namų surengusi Karo akademija taip nusprendė vilioti jaunuolius į studijas. Iš visos Lietuvos suvažiavęs jaunimas sužavėtas, nors priėmimas tik vasarą į Karo akademiją registruojasi jau dabar. Čia Karo akademijoje per atvirų durų dieną galima pasijusti tarsi tikrame mūšio lauke. Šiuo metu akademijos kariūnai ginasi nuo užpuolikų. Šis mūšis prestižinėme sostinės Antakalnyje rajone neatsitiktinis. Tarp daugiabučių įsikūrusioje generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijoje Vilniuje šiandien atvirų durų diena. Keli šimtai jaunuolių ir mažylių su tėvais nusprendė patys pasižiūrėti, kaip tampama karininkais. Čia granatų mėtymo rungtis. Reikia kuo toliau ir kuo taikliau numesti 300 ir 700 gramų sveriančias granatas. Kad užduotis nebūtų pernelik paprasta ir prilygtų mūšio sąlygoms, ant krūtinės būtina neperšaunama liemenė. Ką čia dedat? Neperšaunama liemenė. Kiek sveria? 8 kažkur. Palaikom šitą. Šiai merginai vos 12 metų, tačiau ji jau dabar sako žinanti, kuo nori būti. Baigusi mokyklą ketina studijuoti čia, Karo akademijoje. Nes norėjau pažiūrėti, kas yra kariuomeniai. 2, 3. Ir pažiūrėti, kaip gyvena kareiviai. Tu galvoji, tai gal čia studijuoti? 7. Kodėl taip pasirinkai? Nes tiesiog labai įdomu. Linkus prie kariuomenės. Čia šitas tau toksai sunkus daiktas, nieko pakeli, kaip jauties? Sunkus truputėlį. Šiam vaikinui 17 metų ir į Vilnių iš Marijampolės jis atvyko neatsitiktinai. Mano senėlis tarnavo, krikšto tėtis tarnavo, tai toks kaip ir pareiga jau čia. Ir jie atiduo tokia, kaip duoklė tėvynei. Ir vis tiek čia tokia, ta politinė tokia situacija susiklostė, kad tokie neramumai. Ir šiaip, nežinau, traukia nuo mažens mane. Tai Karo akademijos batalionas. Šiame kambaryje 5 gyvena studijuojantis kariūnai. O čia akademijos šaudykla. Norinčių apžiūrėti ginklus ir išbandyti savo taiklumą lazeriniu ginklu nusidriekia net eilės. Tai žiūrėkit tą žodį. Aha, jau taip atvykę žiūrėti. Nykštėpas, iš apačios labiau dėsime taip. Ir stengiasi suvest šitas, kad turi per viduriuką. Apkeis kojas apkeis. Karo akademija rengia būsimus ginkluotųjų pajėgų vadus. Baigęs studijas jaunuolis tampa leitenantu ir iškart gauna darbą už 800 eurų į rankas algą per mėnesį. Tiesa, karininkai perspėja, kad tai nebus ramus darbas. Jei neteks kariauti Lietuvoje, tai didelė tikimybė patekti į karo zoną užsienyje NATO pajėgų sudėtyje. Mes norim juos prijaukinti, parodyti, kas tai yra karinė tarnyba, ką kariūnai mūsų veikia ir nuo mažų dienų, kad jie jau mūsų būtų bičiuliai. Apie 5% kariūnų akademijoje sudaro merginos. Joms keliami tik šiek tiek mažesni nei vaikinams fizinio pasirengimo reikalavimai. Tačiau norint įstoti vien to nepakanka, reikia psichologinės tvirtybės bei gerais pažymiais baigti gimnaziją. Mes žiūrime ir psichologiškai, mes žiūrime, ar žmogus galės atlaikyti ne tik tais gražų, giedrą dangų ir ramų gyvenimą, ar jis sugebės krizių ir tam tikroje krizinėje pavojingoje situacijoje priimti sprendimus tokius, kad išgelbėtų savo karių gyvenimą ir tų žmonių, kuriuos jie saugos gyvenimus. Visos studijų programos Karo akademijoje yra finansuojamas valstybės. Tai ir nemokamas maitinimas ir bendrabutis. Kiekvienas kariūnas gauna ir stipendiją nuo 40 iki 150 eurų, priklausomai nuo pažangumo ir studijuotų metų. Šiemet čia planuojama priimti 110 jaunuolių. 10. Renkam granatas.